Mes esam kukurūzų lauke. Kaip matai, yra nupjauti kukurūzai ir dabar vėl reikia ruošti sėjai. O kadangi, kad pasiruošti sėjai, reikia susmulkinti šitas liekanas. Su įprastu diskiniu skutiku to padaryti negalima, todėl savo klientui pasiūlėme Barazon tipo skutiką, kuris turi galimybę priekyje montuoti smulkinimo peilių komplektą. Ir ką padaro smulkinimo peiliai? Smulkinimo peiliai pravažiavus susmulkina visą tai, kas liko po nupjautų kukurūzų, o 2 eilės diskų išdirba žemę. Vieną kartą pravažiavus jau neblogai, po 2 kartų galima sėti idealioj dirbai. Tai vat laukiam, tuoj pat dar grįž traktorius, pasižiūrėsim, kaip dar pravažiuoja. Barazon skutikai, kieno gamybos jie? Jie yra Agroland gamyklos kūrinys. Gamykla yra Lenkijoje, turinti daugiau negu 30 dilerių Vokietijoje, dar tiek pat Prancūzijoje, žinoma, vieną gerą dilerį Lietuvoje. Pagrinde šita įmonė specializuojasi jau didesniuose skutikuose, tai yra 5, 6, 7, 8 metrai visoje srutų laistymo įranga. Šį kartą mes testuojam, netestuojam, dirbam iš tikrųjų laukus su 5 metrų darbinio pločio skutiku, kurį traukia raudonas Massey Ferguson traktorius. 280 arklio galima, man atrodo, jeigu teisingai sakė. Eina, mane dabar tuoj užpuls šitas dulkės. Pasižiūrėk dabar, kaip yra, kiek yra ražieno ir kaip viskas atrodys pravažiavus su šiuo skutiku. Gerai? Žiūrėkime. Valia. Darbas atliktas. Ko dar reikia? Dar vienas dalykas. Jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys ir ką mes čia veikiam laukuose, ofise, visur kitur, pasiekit mūsų kanalą, paspauskit like ir pasidalinkit su draugais, kaip sakė Samoška, jeigu tokių turit.